Bet reikia to namo istoriją papasakot, kad čia visi dailininkai garsiausi. Aš noriu tik papasakot mūsų namo situaciją. Čia, kur mes gyvenam, dar truputį toliau keli žingsniai yra dar aukštesnis kalnelis, šiek tiek aukštyn ir pasibaigia. Ir dabar mes tokiam savotiškam miškišuly. Čia mūsų namas, čia praeina dauba atskiria nuo mokyklos pakalnė, kur galima į ežerėlį nuvažiuoti apačią. Iš kitos pusės teka upelis irgi staigiai, mūsų kiemas pasibaigė ir staigiai kalnas pasibaigė. Ir upelis ir ta tokia ypatinga vieta ir mes tiesiog sakom, aš čia visokių prisigalvoju pasakų, kad sakau, negali būti, kad čia Gediminas nebuvo atjojęs ant tokios gražios vietos. Ir ta vieta jį turi trauką. Aš atsimenu, mes su Algiu atėjom, kai mums paskyrė čia laikinai reiškia kambarį, o mes tos vietos nematėm, mes nebuvom buvę čia. Ir aš Algiui sakau, žinai, mes čia visą gyvenimą gyvensim. Nes čia taip gražu, taip tą vietą jaučiu, kad ji yra man skirta. Ir taip atsitiko. Ir mums iš tikrųjų čia buvo labai gera gyventi. Visi mūsų turtai, visi daiktai. Ir yra, kas tam kambarį yra. Knygos, kituose kambariuose lygiai taip pat, knygos. O jums nereikia šviesų? Užtenka. Aš galiu uždegti visą, Užtenka. kaip bus. Užtenka. Tai yra toks mūsų gyvenimas. Oi, tai gal norit ką nors atsigerti? Tai turbūt arba reikia. Ar kavą gersim, ar ką? Viskas gerai, Birutė, mes viską iš namų, viską gavę. Ne, vis tiek galima atsigerti. Dainutė. Gal pereisim prie menų, Viktorė? Man aš jau su medais papasakojau. Čia prasideda tokie nekai. Čia dabar krikštimo, čia suknelę vadinu. Toks irgi, kaip Magdeburge važiuodavom tenai į plenerus, tai irgi spausdinau. Sudėtinga spausdinimą. Turėjo tokią grafikos mylėtojų Tai Raminta žino. Ir ta draugija prašydavo padaryti papkę. Kiek tiražą? 120 tiražą. Ne, aš noriu dar paaiškinti, kad šitas darbas vadinasi Krikštamočios suknelė. Ir čia tokia mergytė. Sėdi Birutė žylytė mažutė, čia Velykų kiaušiniai. Ant tokios staltesėlės. O čia matosi Miežiškiai, kur aš gimiau, o čia aš gimiau Nainiškiuose prie Miežiškių visai arti. O ta mano krikštamočia buvo tokia, kad labai mėgdavo ryškias spalvas ir turėjo suknelę žalią su raudonom rožėm. Čia iš to paties ciklo toks sinevadas vadinu, toks žiedas sinevado. Ir čia tokia kaip moters kūnas žemė. Nežinau, kas čia pripaiščiau. Čia to nereikia, bet aš jau neturiu atspaudų. Čia matyti. Bet čia kaip tik įdomu, jis nuo tos vaivorykštės išbėgęs. Čia turėjo, čia užsisuko. Čia ragona iš to paties ciklo. Tokia irgi taip kaip
perpjautas būtų aguonos žiedo pjūvis kaip žaizda. Nu, mano toks sumanimas. Čia tokia moteris yra, o čia vat, aš apie savo kvailą vaizduotę papasakosiu. Čia tokia kaip juoda galva, sudegęs žmogus ir ranka dar tenai. Čia su kažkokia įvykiu su. Čia tas Žalgirio ciklas. Irgi toks. Kaip mūšio pradžia. Ir čia ugnies simbolika. Čia smegenų ištiskusių. Čia tos plokštumos, tai toks triukšmas karo, šarvai. Po mūšio lauko. Čia Žalgirio. Po mūšio. Čia aiškintai galima, kaip kas nori, aš čia paistau, neklausykit. Čia Vytautui skirta gaikščiai. Irgi toks. Čia jie ne du. Čia Vytautas, jis toks daugiaveidis į visas pusės. Nu, kaip ir iš dviejų tokių paveikslų. O mano idėja tai nėra pasigėrėjimas karu, o yra kaip tik priešingai man. Bet čia, jeigu aš taip aiškinčiau labai trumpai, tai čia lik sukapoti irgi va tokie smegenų likučiai. Čia vytis simbolizuoja, bet čia tokie žirgeliai. Žodžiu, man ne pasididžiavimo, o tokių karo, o tokia grėsmė žmonijai, karas. O čia po mūšio, irgi mano toks vaizdavimas, kad laukas ir nieko gyvo nėra. Ai, o čia yra iš nykštuko. O čia koridoriuje yra šitie. Kur nykštuko, kur mes padarėm, kai sprogo vamzdis nykštuko kavinėje ir sugadino tą freską, kur ant tinko tapyta. Tada ant drožlinių plokščių tokios du padarėm ir įterpėm taip į tarpą. O dabar, kai griovė tenai tą nykštuką, tai tas plokštės Šitas dvi, o siena lieka, negali nieko. Čia toks žirgelis, tenai paskui kokia tenai buvo. Ar dabar storas ir sustingė? Ne, tai tenai. Uždengė, kas tenai buvo, gruzinai kavinė įsirengė. Tai su popieriais užklojo ir tokį savo šitą. Nu, čia visi iš to karas, čia tokios pasakos, čia Eglė Žalčių Karalienė. Bet jie smarkiai sumažėja, nes čia yra 2,30 m aukštis vandėjimo. Man pasisekė prasiknyst, spausdinti
sudėtinga, tai va taip. Spausdinti reikia vasaros. Vasarą. Tai va. Namuose, bet reikia viską atkraustyti vietos, tada tas kvapas dažų reikia Po visą vėdinti. būtą sklinda. Tai vasarą atidarai langus ir galima spausdinti.